Aš, ne pirmą kartą savo istoriją pasakoju. Čia girdisi? Ir čia yra šitoj salėje sėdinčių turbūt ne vienas, kuris mano liudijimą jau yra girdėjęs, bet tiek jau to turbūt reikia pakartoti, todėl kad esu suvokęs tokį dalyką, kad tai, ką patyriau pats savo gyvenime, tiesiog privalau pasakoti, nes tai yra ženklai, kurie galbūt kažkam padės gyvenime padaryti tą pirmą ir svarbiausią žingsnį, atrandant tikslą gyvenime ir prasme. Tai trumpai, jeigu tai bandysiu čia turbūt suspausti savo tą pasakojimą, nes laiko netaip daug liko. Nebuvau visą savo gyvenimą joks tikintis, galima būtų gal gnostikų save galėčiau buvęs vadinti. Ir prasidėjo viskas 10 metų atgal, beveik 10 metų, nes atėjau į Alfa kursą 16 metų rudenį, įkalbintas žmonos, tiesiog atvestas į Alfa kursą. Buvau tuo metu be darbo, buvau depresijai, pagerdavau, galvojau apie savižudybę. Buvo tokia būsena. Gyvenimas ėjo pakalnėn ir aš jaučiau, kad nieko nebegaliu su tuo susitvarkyti. Ir pasiūlė man į Alfa kursą ateiti žmonos sesuo. Ji tuo metu vedė Alfa kursą arkikatedrui. Jie buvo koordinatoriai abu. Sakau, gerai, neturiu ką veikti, vis tiek ateisiu aš į tą kursą, paklausysiu, ką jie ten pasakoja. Palyginsiu su tuo, ką aš žinau apie gyvenimą. Šiek tiek buvau domėjęsis budizmais, Blavatskają skaičiau. Žodžiu, visokiais tokiais dalykais ieškojau tikslo savaip. Atėjau Alfa kursą, pavėlavę, atvažiavom, atsidarė duris, mane pasitiko švytintis veidas, pilnas meilės, sako, labas, mes tavęs laukiam. Man šokas, kas čia dabar, iš kur jie čia tokie, dabar mylintis tokie visi, nenormalūs kažkokie. Gerai, paklausysiu aš ten. Žodžiu, tam kurse aš sėdėdavau pirmoje eilėje, taip sidrėbęs, koja ant kojos, klausiaus, replikavau, ginčijausi, reiškiau savo nuomonę, uždavinėjau klausimus, elgiausi arogantiškai, drastiškai ir jau vienu metu jie buvo nutarę manęs prašyti nebelankyti to kurso. Žodžiu, buvau toks veikėjas, reiškia. Bet pastebėjau, kad karts nuo karto, tas pirmadienis, tada antradieniais buvo, aš jau laukiu to kurso. Įdomu man ten. Ir tos mano replikos vis darėsi retesnis, aš daugiau pradėjau klausyti negu ginčytis. Paskui aš jau vien tik klausiausi, laukiau ir paskui kažkas atsitiko. Atsitiko toks dalykas, kad užsidegė viskas, aš užsičiaupiau visiškai, pradėjau skaityti įvairias maldas, čiupau žmonos maldaknygę, pradėjau gilintis į tuos žodžius, kuriuos aš ten perskaitau. Pradėjau pats rašyti maldas. Atėjo šventosios dvasios savaitgalis ir kai visi susėda ratu prieš savaitgalį penktadienį jau ir dalinasi, ko jie ten tikisi, aš pasakiau, kad aš 50 metų laukiau šito vakaro. Tai matot, 10 metų praėjo, aš negaliu virpa iki šiol visas. Tai sukrėtimas buvo toks, kad po to
savaitgalio pasibaigus, manęs paklausė, sako, gal norėsi liudyti. Ir aš taip kaip dabar prieš jūs išėjau. Atsistojau ir blioviau kaip vaikas, snargliai bėga, taškausi aš čia, žmona prieki sėdi irgi bliauna. Bet aš kažką tai ten tokio pasakiau, kad visi atsistojo ir išsikevo į eilę, kad mane apkabinti. Ir pradėjo kraustyti kišenės, ką man padovanoti. Sprogimas buvo ne tik man, bet jis palietė, apdrabstė ir visus kitus. Tai žodžiu, pasibaigus kursui, man tapo aišku, kad mano gyvenimas pasikeitė ir aš nebeturėjau jokių abejonių, kad mano vieta čia. Dabar jau 7 metai aš vedu alfa kursą, kaip mano švogeris su žmona sesė. Tai nežinau, kaip čia man sekasi, bet jeigu dar neprašo išeiti, matyt, aš dar reikalingas. Tai tam, kad mano silpną tikėjimą pastiprinti, Dievas davė dar ir tokių transcendentinių potyrių, kuriuos, nežinau, ar čia vertėtų pasakoti, bet kaip tam Tomui į pirštus įkišti žaizdas man reikėjo, nes mano tikėjimas per silpnas, todėl buvo tokių reiškinių, kurie buvo man asmeniškai adresuoti, bet jeigu tai pasakočiau kam nors kitam, galbūt ir nepadarytų įspūdžio, bet mane tai vėlgi supurtė iki pašaknų ir sutvirtino tame, kad man nereikėtų galvoti, ar aš tikiu, todėl kad aš žinau. Jis davė man ne tik tikėjimą, bet ir žinojimą. Davė pačiupinėtis, išgirst, net lietė mane. Tai esu matyt patyręs vaikystėje tokių dalykų, kad jis kompensavo. Tai va, Dieve padėk. Tai nežinau, kad užbaigti linksmesnę gaidą, noriu pasigirti. Vakar grįžau iš Vienos, užvakar valgiau restorane, jautiena labai panašiai paruošta. Čia buvo skaniau.